Kairys 5 minus 20, dešinys 4 stop, kairys 4 minus, dešinys 0. Čia dešinys 0. Atbula. Važiuok, atbula. Atbula.
neturim pusašį. Tai vakar žiauriai smagu buvo, atrodė važiavom greitai, rezultatas gal nebuvo geras, bet tikrai stabiliai. Vakar buvo labai linksmas, man bent pirmas, trečias, kur reikėjo neatsileidus važiuoti. Aišku, po to vakare pasižiūrėjus po miestinio rezultatus šiek tiek nuliūdom, ką pamatėm, bet šiandien norėjom atvažiuoti greičiau. Važiavom greičiau ir neteisingai biškį kirtom per daug ir palaidojom ratą. Taip, antra diena ralio. Yra ką veikti? Yra ir dar kaip yra ką veikti. Čia keičiasi situacijos, viskas vienai buvo, dabar jau kitaip ir jau atėjo tokia minutė, kai vėl valom kelią. Ir man vis toks lazdijų scenarijus vis artėja. Vladas Jurgėjus iš galo labai smarkiai spaudžiamas. Ir liko tų 15 sekundžių, iš tikrųjų, tai viena klaidelė ir mes jau, kaip sakyt, galim susilyginti ar gal ir pralašinėti. Tai ir saugotis negaliu, bet ir klaidos padaryti negaliu, tai iš tikrųjų įtampa auga ir nežinau, bus kaip bus. Tai šeštam taip paspaudė ant to posūkio prieš finišą, gal 2 ratais jau teko važiuoti. Ne tik, kad paspaudžiu, gal truputį neteisingai žvažiavau per aštriai ir ten toks gavosi kaip laiptelis ir labai krentant vieno rato ir tada kelia automobilį. Tai taigi sureagavom ir po tos pernykštės elektrinės pamokos tą pamoką išmokom ir šiandien galim važiuoti toliau. Sudėtingi tie dopai ir yra šokamų kreivų tramplinų ir tiesių ir pavojingų vietų, tai nenoriu nieko sakyti, bet intrigos, manau, bus visiems. Biški gauna, tai kur tas greitai tinga? Sunku pasakyti. Kažkokiu biški tokių yra įdomių dalykų su turba. Šiek tiek neužpučiant aukštų sūkių. Tai gal tas kažkas tai, gal buvau blogai išsimiegojęs vakar. Šiandien čiut geriau. Bet nedėjom naujų padangų, ta prasme taip santūri ta taktika, nes jau tas atsilikimas didelis ir čia pasižiūrėk, hebra ten realiai, biški įveža, biški tą ir jau kai tu atsilikęs, gal stimulo nebelikė, sunku pasakyti. Pausiu protingai, nes dar pasižiūrėjau, kad Blumšas galbūt jo mašina netinka tokiuose greičio ruožuose, tai man dar ten tos viltelės yra, tai pasižiūrėsim, kaip gausis pirmam, jeigu užmės jisai mum, tai tada, manau, konservatyvi taktika iki galo ir tiesiog reikia taškų. Čia specifiniai greičio ruožai, jie labai greiti, o man dar praktikos trūksta, tai nei su mašina, nei su šturmanu bėdų nėra. Viskas mano galvoj. Kaip ir pradžia atrodė, man patinka tokie greiti, bet čia labai greiti. Ta mašina labai greit važiuoja, tie vaizdai labai greit keičiasi, tai manau, stebuklų nėra. Reikia kilometrų, praktikos, ieškoti tos ribos ir vis gerėja. Matosi pagal rezultatą. Šiandien jau greičiau nei vakar, rytoj būtų greičiau nei šiandien, tai man patinka, viskas gerai. Dabar čia bus dar tokie susuktesni, Blumso neaplenksim, bet tikrai dar pakovosim.
kaip raliukas? Aš žinau, gerai turbūt. Gerai, svarbu be klaidų, pabaigti ir viskas bus gerai. Jo, stabilumas, kad atsiras, turi būti gerai. Gerai, svarbiausia nemiegot, ką žinau. Aš galvoju, kad reikia važiuoti, kaip važiavom vakar paskutinį greičio ruožą. Ne miestinį, ta prasme, žvyrinį. Panašiai turim savo tokių užduočių įsikėlę, kur ekipažė čia ir bandysim laikytis to čia kažkaip dabar šitam paskutiniam nepavyko. Kažkaip prisnaudėm, nežinau kodėl, neturim paaiškinimo. Nebuvo ir ko išsigąst atrodo ir tiesiog kažkas nusimušė nata. Tai svarbiausia finišas. Ne, svarbiausia važiuoti greičiau ir kaip pasakyti, ir daryti mažiau klaidų. Tas prasme, ne. Iš esmės ne finišo atvažiuoji, čia atvažiuoji mokytis greičiau važiuoti. Jo, aš ten tik tai mačiau žalos nuotrauką tokią ir viskas, o daugiau visą kitą atvariau į tą posūkį ir tada supratau, kad čia tas posūkis. Ir ten toksai kairys ir iš karto tas dešinys, žinai, tą kairį įėjau, taip išmetė ir galvoju dabar kaip tilp. Bet kažkaip tilpau, žinai, išėjau ir žiūriu, o vienas, antras, tada jo, čia tas posūkis. Tai va. Kaip pas ralis? Antra diena jau? Fainai, man patinka, ta prasme važiuojasi. Aš žinai, kai mokausi važiuotis, tai man tas kažkoks tai po truputį greitėjimas, jisai labai va yra. Ta prasme, nu toks, žinai, tas rezultatas gal nestebuklas, bet pats, žinai, save lenkinėjai, žinai, tai va tas toks fainas. Kaip važiuoja. Nu, pirmą atspaudėm gerai, kad užkaitom, antrą jau lėtinom, trečią važiuojam, kad visgi galim spausti, kad lėčiau kiek tai sumažinom gal 10% tempą, kad nekaistumėm. Po vakar ketvirto pamatėm, kad biškį lūžom, bet esminius dalykus patvarkėm. Tai šiandien vėl 6 ir 7 važiavom gan savo tempu. Buvo gal techninių keletą klaidų, bet manau tikrai pakankamai stipriai važiavom. Žodžiu, rezumė tokia yra. Mes ant tiek esam krašti vaikinai, kad mašina pradėjo kaisti. Čia, ta prasme, suprantate, ant kiek viską tą dalyką jaučia, kaip vyro viskas yra. Tai mes dabar taip iškelį, aš nesišukavau, tai žodžiu, jau dabar mašina kaista mažiau, bet dar vis kaista. Tai ką tik priėmėm ten porą sprendimų ir padarysim. Žodžiu, ralis yra ne vien tik tai vairuotojas, tai yra technika. Tai mes bandom rasti tą tokį dalyką. Naivu tikėtis, kad čia mes važiuosim su šviežiu projektu ir visiems čia mesim alko. Bet kai pradėjo važiuoti, tai žinokit, kaip sako rusai, pėsnė. Žodžiu, važiuoja mašina, ledas šokoladas, ta prasme, tempas labai geras. Turim šitą geltoną knopkytę, kur čia dar galim pagreitinti. Tai žodžiu, kartais naudojamės, kaip kartais nesinaudojam. O šiaip tai, ta prasme, kaifuojam. Ta prasme, mašina, jeigu mes dar išgaudysim smulkmenėlės, kurios čia yra, tai mašina bus greita. Dopai, aš nežinau, važiuojant antrą kartą labai sunku buvo. Greiti.
Gal 6 jo buvo tikrai daug išmalta, didelės duobės, tai tikrai daug kas matėsi ir nukentėjo ypač finiše. Tai tenais tikrai stipriai prisilėtinom, nes nenorėjom prisidirbti, nes jau matėm, kad tikrai dalyviai jau kenčia, tai ten sulėtinom, bet visgi laikas buvo tikrai padorus ir labai geras palyginus. Gal ir visi lėtriau važiavo, 7 važiavom. Kiek tais prilėtinam pačiam finiše, matėm, kad vilkais tam, bet spaudėm.